Dėkuoju, gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiamas premjerė. Ar nemanote, kad sakydamas, kad vyriausybė įsipareigoja didinti privataus sektoriaus atlyginimus, jūs prisimate įsipareigojimą, kurio iš principo vyriausybė negali įgyvendinti? Jūs galite užtikrinti, kad mažės biurokratinė našta, kad gerės investicinė aplinka arba bent jau siekti šitų dalykų. Tai galbūt galėtumėte labai konkrečiai įvardyti, kokį vieną rodiklį jūs norėtumėte ar sieksite pagerinti. Ar tai būtų investicinio klimato gerinimas Lietuvoje, ar grąžinimas pozicijų tarptautiniuose reitinguose nukritusių per pastaruosius beveik 2 metus. Labai konkretų rodiklį, kuris ir sudarytų sąlygas ar prielaidas, kad darbo užmokestis ir privačiame sektorije galėtų augti. Ačiū labai už jūsų klausimą. Iš tikrųjų, mano ambicijos būtų gal keliom kryptim. Vienas, aišku, nemaloniai nuteikia tas konkurencijos indekso krytis ir matyt, čia reikia stengtis, nes tas indeksas ir metodologija, kaip turbūt jums yra žinoma, 2/3 susidaro iš statistinių rodiklių, man atrodo, berods 1/3 iš verslo aplinkos, tai yra darbdavių verslo atstovo apklausos. Bet ne apie tai gal šį kartą. Šį kartą aš galvoju, kad man aktualu ir norėtųsi, kad ta investicinė aplinka ir Lietuvos patrauklumas, jisai būtų konkurencingas, nes mes nesam ekonominė sala, mes žinoma, kad lygiuojame su Baltijos šalimis, su Lenkija, kokias paskatas ten besikūrentis verslas turi. Žinoma, kad turim puikiai veikiančių, turbūt žalio koridoriaus principų veikiančių mechanizmų, kuris verslui leidžia investuoti greitai ir kurti darbo vietas. Tai mano ambicija iš tikrųjų būtų susijusi su paskatinimu, kad tie skaičiai, kuriais mes savų laikų didžiavomės, kai ateidavo garsus vardai, Continental ir kiti, o dabar matyt liūdnai girdime apie šių įmonių išėjimą, aš norėčiau, kad sukurtume tą terpę, tą patrauklę konkurencinę aplinką, kad didžiosios tarptautinės tiesioginės užsienio investicijos grįžtų į Lietuvą, atsisuktų į Lietuvą, bet tuo pačiu nepriešpastatau ir vietos verslo, pagalbos vietos verslui, ypatingai galvodamas apie pažangės technologijas, gyvybės mokslus. Čia tikrai turime ir profesorių, ir asmenų, kurie tikrai gali parodyti, sukurti tam tikrus deimantus, dėl kurių mes galim būti žinomi visoje Lietuvoje. Tai mano pagrindinė ambicija, gal indeksai ir vertinimai yra labai gerai, reikia siekti ir stebėti ir analizuoti, kodėl ir dėl kokių priežasčių mūsų situacija suprastėjo, bet kurkime ir kursime patrauklės aplinkas verslui steigtis ne tik laisvose ekonominėse zonose, bet ir pramonės zonose, regionuose. Tai tiesioginių užsienio investicijų arba verslo kapitalo pritraukimas į Lietuvą, aš manau, kad būtų pagrindinis rodiklis, jeigu jis būtų gerinamas, o bus daroma viską, kad jisai gerėtų, tai bus sėkmė ir man, ir tikiuosi, kad visai komandai vyriausybės vardu.